Sveiki. Pirmas pavasario dienas ir kažkaip labai buvo noras saulei šviečiant kažkokių gėlių pasmerkt ant stalo ir taip įsinešti tą nuotaiką dar labiau. Ir iš tikrųjų netgi sunku sulaukti dabar tų pirmų žiedų, nes dar kovo pirmos dienos ir dar reiks ilgai laukti turbūt, kol tas sniegas nutirps ir kol kažkas pasirodys. Tai dabar tas momentas turbūt, kur sunkiausia turbūt ir norisi labiausiai jau matyti. Tai kas mane gelbsti, tai auginimas kambarinių gėlių, ypač sukulentų, kurie žydi būtent šitų metu. Tai vienas iš jų, kurį aš jau ne vieni metai auginu ir tarp kitko ir dauginu, kam įdomu, tiesiog draugams ir tam, kas nori. Tai yra Crassula Springtime. Būtent tokiu metu, vasario mėnesį, kovą, jinai žydi tas sukulentas mažais žiedukais, tokiais rūžavais, baltais. Tai ir kvepia labai saldžiai, tai tikrai pagyvina. Dar vienas sukulentas, kurį labai mėgstu ir tiesiog nuostabiai kvepia, tai yra Albuka spiralis. Auga toks svogūnėlis, išleidžia lapelius, kurie sukasi kaip spiralė. Ir būtent vasario kovo mėnesį, priklausomai kaip šilta pas jūs patalpoje, išleidžia žiedus, jų nemažai. Ir jie kvepia nuostabiu vanilės kvapu, ne per stipriai, ne per mažai, taip labai smagiai tą kambarį pagerina, būtent uosliai labai malonu. Tai mano tokie kaip favoritai. Dar vieni iš tokių, ką aš pati asmeniškai neauginu, bet tai būtų amariliai. Tai dabar tikrai irgi visuoju to šaltų metų sezonu labai puikiai žydi. Tai bežiūrėdama sukulentus savo, prisiminiau, kad dar yra tokios gėlytės kaip African Violet, Sanpaulijos. Jos visada irgi nudžiugina žiedais, tik tai, kad šiais metais aš jas naujai pasodinau, tai dėl to ir pamiršau, nes nebuvo tų žiedų. Visgi turiu vieną Sanpauliją, kuri žydi, dar vieną žieduką turiu, nes jau per vasario mėnesį ir nužydėjo. Bet kuo jinai ypatinga, čia man nulūžo vienas lapas, bet filmuojant labai gaila, bet jau jisai toks ir pasenęs, tai nieko tokio, nes turi baltų tokių kaip ir dėmelių, kurie lapai iš vis yra balti. Ir man visgi jas pavyko padalinti, tai auga vienas mažiukas, ar čia net ne vienas, tai irgi labai ypatinga ir labai gražius žiedus leidžianti Sanpaulija, tai tikrai verta.
Spotas, kedai, mano spotas. Na va, įsitaisiau savo mėgamą vietelį ir pasidariau vandens su citrina, bet dar vienas būdas, kaip aš tuos žiedus išsaugau, kaip mane žiedai džiugina iš to momento ir aš juos išsaugau, juos užšaldydama ledukuose ir dabar taip netikėtai visai pasidariau tokią vasaros atsigaivinimą, saulei šviečiant už lango ir taip nukeliant mane į tuos prisiminimus. Tai labai, labai smagu. Ir kodėl aš apie tos žiedus dar vis šneku. Gal toks yra jausmas man asmeniškai kaip ypatingas ar kažkoks nusileidžiant savo principams, toks dviprasmiškas, įsigyti būtent žiedų šiuo šaltuoju metu. Ar kažkoks tai ypatingas toksai, nes būtent, logiškai už langų yra šalta žiema, mūsų klimate tokiu metu nieks neauga, kad žydėtų, nes tai nėra labai tvaru. Nesakau, kad tai yra blogai. Manau, kiekvienam žmogui reikia to, ypač dabar, kai nelabai kas mus ir taip tiek daug stimuliuoja, kiek šiltuoju metu. Tai galbūt dėl to dar irgi norisi pristatyti daugiau Bonetika katalogo idėją tų gėlių, augalų ir vaistažolių auginimą. Būtent dėl to, kad į žmogaus tą svarbią šventę ar tiesiog kas savaitinę rutiną atkeliautų tokią puokštę laukinės gamtos, kuri ne vien savo grožiu ir vaizdu įkvepia, bet ir galima ją užuosti. Ir visa sensorika, ir paliesti tą faktūrą, pajausti mėtos švelnius lapelius, ar kažkokį čežėsi aguonų, tų jų dėžučių. Ir tuo pačiu kai kurių augalų netgi galimybė yra paragauti, nes jie yra valgomi. Tai tokia yra idėja, toks tikslas ir aš dar vis laikau kumščius, kad jinai pavyks. Ir manau, Lietuvoje mes turėtume ir skatinti tokių ūkių, tokių žmonių norus auginti gėles ir tai yra daug tvariau, tai yra daug geresnis santykis su ekosistema ir tiesiog skatinti ir floristus, ir pačius žmonės ieškoti, įsigyti lokaliai. Paskutinę minutę įsigijau dar tokių įdomių sėklų. Tarkim, kaip Afrikos ramunė. Įdomu, kas čia bus. Tiesiog pabandyti. Ir pakeičiau savo nuomonę dėl astrų taikininių ratilių ir jurginų.
Iš tikrųjų, man šitos gėlės dvi pasirodė tokios puošnios, lyg būtų kažkoks heavy make-up, nupuošnus, stiprus makiažas, į šventę kažkokią ir natūralus, kasdieninis toks mielas makiažas, jeigu žiūrėtume į žmogų. Tai labai skiriasi ir gal man tas potraukis daugiau tokiam naturalistiniam vaizdui, tokiam kaimiškam, gamtiškam ir dėl to nelabai traukia tokios gėlės. Bet aš padariau su savim tokį dalykėlį, kad pasigydama šitus žiedus, kuriuos dabar pasimerkiau, aš pagalvojau, kad jeigu jie man gražus, tai galbūt aš gyvai tiesiog dabar šiuo momentu nemačiusi ir man galbūt patiks ir tikrai tiks. Ir tie ratiliai, tai pabandysiu ir taip pat jurginai. Dėl to keletą jų įsigijau kaip eksperimentą ir tuo pačiu kaip pasimokyti juos auginti, tai parodysiu. Štai, visiškai vyrauja viena daugiau spalvinė gama, bet aplamai pas mane daugiau mažiau tokios ir vyrauja. Tai pirmą kartą auginsiu, manau, bus ką pasimokyti, bet tikėsimės tų žiedų. Ir man labiausiai tokie ežuolės priminantis ar česnakus, ar šiaip vagelytės labiausiai ir patinka. Bet manau, gražiai turėtų derėti. Gal šitos šiek tiek gvaizdūnės, zinijas primenančias gėlės, tai žodžiu, bet jo, aš turiu savo tokį įsitikinimą, kad visgi, nors ir kitiem labai patinka tie jurginai ir labai augina, man traukia daugiau gal daugiametės ir tokios naturalistinės gėlės. Tai matysim, gal šitą nuomonę pasikeis ir aš susižavėsiu dar labiau. Nes, žinoma, visos gėlės yra gražios. Tai toks naujas eksperimentas, kuris buvo visiškai neplanuotas, bet visada, kai darai, norisi daugiau ir taip ir gaunasi, tai svarbu dabar įgyvendinti. Nu ką.
Na ir visiškai užbaigiant vakarą sodininko romantiškai, tai turiu 1000 dalių puzlę, kuri yra labai graži ir labai dera prie dabartinių norų ir tikslų įgyvendinimo. Tai truputis meditacijos, truputis atminties lavinimo ir manifestavimo šiam vakarui užbaigti. Tai iki kito karto ir tikiuosi susimatysime kitame video. Čiau. Sveiki, čia dar Rugilė iš kito ryto. Šitam video labai išaukštinu tos žiedus žiemos metu ir jų laukimą, tačiau tikrai nenoriu diskriminuoti žiemos. Ta ir norėjau pasakyti. Mes su Bonetika leidžiame žurnalą ir stengiuosi aš kiekvieną mėnesį, taip kartais rečiau, išleisti straipsnį vyraujančią temą. Na ir šią žiemą rašiau apie sniegą ir jo savybės gerasias mums ir ne vien, ir gamtai. Tai tikrai yra naudingas periodas visiems ir reikalingas. Kam įdomu, pažiūrėkit, paskaitykit. Straipsnis yra kol kas anglų kalba. Remiamės moksliniais straipsniais ir patirtimi. Ir tiesiog galbūt pažvelgsite dar šiais metais, o gal jau kitais, į šį periodą kitaip. Kažką naujo sužinosit, tikrai įdomaus. Tai tiek išsiterpiu šitam video. Tikrai, nors ir malonu tų žiedų laukti visada, bet reikia mėgautis ir tuo, kas yra už lango ir kažkaip nenurašyti šito sezono kaip depresiško ar kažkokio juodo, pilko. Iš tikrųjų, tikra žiema mums yra labai labai geras ir naudingas dalykas.